Sveiki visi, kurie įsijungėte ir prenumeruojate kanalą ir žiūrite video. Kas aš esu? Aš esu žmogus, kuris jau daugiau nei 10-metį investuoja, domisi, kūrė savo investicinį portfelį ir pradeda dalintis su jomis savo žiniomis, patirtimi. Viskas, ką aš kalbėsiu, tai yra edukacija, ne finansiniai patarimai, tai yra tiesiog mano patirtis, mano įžvalgos ir jeigu jums bus naudinga, prenumeruokit kanalą, dalinkite, spauskit laiką ir važiuojam. Taigi, 2026 metų pradžia investuotojams nėra paprasta. Bitcoino ciklas atrodo kaip ir baigėsi, technologijų sektoriuje matėme spartų augimą ir perkaitimo požymius, geopolitinė įtampa pasaulyje. Jeigu atsidarysim tokias platformas kaip X, tai visos antraštės nedžiugina. Atrodo, kad tikrai pasaulis eina iš proto ir šioje vietoje iškart natūraliai kyla klausimas, kągi čia mums dabar su tuo daryti. Tokiais laikotarpiais dauguma investuotojų priima, negaliu sakyti, kad blogiausius sprendimus, bet ne pačius palankiausius jiems. Šiandien mes nekalbėsime apie prognozes, nekalbėsime apie scenarijus, paklausime svarbesnio klausimo, kaip mąstyti racionaliai, kai aplink tampa viskas neapibrėžta. Kai aplinka tampa neapibrėžta ir neaišku, ką čia daryti. Ir dabar kviečiu pasižiūrėti mums į platesnį kontekstą. Štai čia yra 5 metų Nasdaqo technologijų 100 geriausių kompanijų grafikas. Per pastaruosius metus būtent technologijų sektorius augo itin sparčiai, ypač puslaidininkių ir dirbtinio intelekto segmentas. Ir štai čia, kaip tik aš jums palyginau paskutinių 5 metų Nasdaqo 100 ir puslaidininkių sektorių. Ką mes matom? Matom, kad puslaidininkių sektorius stipriai aplenkė Nasdaqo 100. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai taip dedasi, kad iš ko yra gaminamos technologijos, reiškia, jeigu puslaidininkių subsektorius lenkia technologijų sektorių, tai tikėtina, kad judam prie kažkokių tai tiesiog korekcijų, galima tai pavadinti. Kitaip sakant, kai tam tikras sektorius kyla labai greitai, rizika kaupiasi, tiesiog galima pavadinti nematomai. Istoriškai tokie stiprūs augimai dažnai baigėsi korekcija arba ilgesniu konsolidacijos periodu. Jeigu grįšime štai čia, tai matome, kad nuo 25 metų antros pusės mes turėjom labai stiprų augimą būtent 100 technologijų kompanijose. Ir dabar, kodėl tai yra svarbu būtent kripto investuotojai? Nes kripto rinka dažnai juda kartu su rizika arba rizikos apetitu. Jeigu mes pasižiūrėsim Nasdaqo 100 visą grafiką, kaip jisai atrodo nuo pat pradžių iki dabar ir palyginsim su tokiu pat Bitcoino grafiku nuo pat pradžių iki dabar, galim pamatyti ir panagrinėti keletą dalykų. Kai investuotojai jaučiasi drąsiai, kapitalas keliauja į spekuliatyvesnius aktyvus. Ką tai reiškia? Kai atsiranda baimė, kapitalas traukiasi pirmiausia iš rizikingiausių segmentų. Ir štai čia būtent prasideda klaidos. Dabar pasižiūrėkime. Turime Bitcoino grafiką. Ir jeigu pasižiūrėsime nuo 2000 maždaug 13 metų, tai 13 metai buvo maždaug čia, buvo jų pradžia, paimkim gal tiksliai, kada įvyko Bitcoino halvingas, tai buvo 12 metų, lapkričio 28 diena. Maždaug šitoje vietoje. Tėlį pasididinkime. Štai ši vieta. Kai vyksta halvingas, kas yra halvingas, tai yra kai Bitcoino mineriai gauna perpus mažesnį atlygį už tą patį darbą. Žiūrėkim, kas įvyko po halvingo. Sakykim, imkim štai čia, sausis, turėjom 505% augimą. Halvingui pasibaigus, štai čia mes turėjom apie 83% korekciją žemyn. Antras halvingas įvyko 2019
2016 metų Liepos 9 dieną, maždaug štai čia. Tada sekė vėlgi 1500% kilimas ir vėliau, kas nutiko, pasibaigus tam aukštam šuoliui, vėl 85% kritimų. Na ir jeigu dar žiūrėsime toliau, matot, kai atsizūminam, tai tie įvykiai atrodė tikrai baisus, bet dabar, kai atsizūminam, praktiškai pirmo halvingo net nesimato. Sekantis halvingas buvo 20 metais ir 20 metų, jeigu tiksliai, tai gegužės 11 dieną. Paimkim štai maždaug šitą vietą. Turėjom nei daug, nei mažai 700% kilimą, tada dar turėjom vieną šuolį į viršų ir galiausiai vėlgi apie tiksliai 77,5, norėjau sakyti apie 80% vėl korekcija žemyn. Na ir paskutinis halvingas įvyko 24 metų, balandžio 20 dieną, štai čia mes turėjom 114% augimą ir nuo aukščiausio taško dabar esam nusileidę 53%. Jeigu imsim tendencijas, tai tikėtina, kad turėtumėm nusileisti maždaug iki blogiausių atvejų, sakykime, iki šitos vietos ir toliau kartoti savo ciklus. Taigi, jeigu mes investuosim grinai pagal emocijas, tai pirmas dalykas, ką padarysim, tai supanikuosim kritimo momentu. Jau tuos kritimo momentus aptariam ir tikrai kritimo momentu didžioji dalis investuotojų, žmonių, tiesiog ką jie padarydavo, jie parduodavo savo investicijas, fiksuodavo nuostolius. Antra, ką mes galim padaryti, tai ieškoti kažko, kas galbūt mums padarys 10x ir bandom taip kompensuoti galimus nuostolius. Tai jeigu jau rinka krenta, žinokit, tai jau 10x tikrai šalia tokio kritimo ant pagrindinės kripto monetos nebesurasim. Ką dar galim pasižiūrėti? Tai galim pasižiūrėti, kaip atrodo šiandieną visa mūsų altcoinų rinka. Per 24 valandas, per 7 dienas, per 1 valandą turim neapibrėžtumą. Tai nei auga, nei kyla, ekstremali baimė. Dėl to pagrinde visą savo investavimą ir patirtį dalinsiuos tik apie Bitcoiną, Ethereumą, na ir dar galbūt šiek tiek apimsim Solaną, bet kitus altcoinus naudosim tik tai kaip pavyzdžius. Ir trečias dalykas, ką mes galim padaryti, visiškai pasitraukti iš rinkos tokiais momentais ir nebedalyvauti šitam žaidime. Nuspręsti, kad viskas baigta ir eiti dirbti savo mėgiamą darbą. Bet šitoje vietoje, ką reikia suprasti, kad problema nėra pati rinka, problema yra reakcija būtent į rinką. Taigi, kaip mąsto racionalus investuotojas? Jis pirmiausia galvoja ne apie maksimalią grąžą, o apie kapitalo apsaugą. Ir neapibrėžtumo laikotarpiu svarbiausia tampa 3 dalykai. Kontroliuoti riziką, išlaikyti likvidumą, turėti aiškų planą. Tai nereiškia, kad mes turim visiškai pasitraukti iš rinkos, tai reiškia sumažinti perteklinę riziką ir veikti disciplinuotai. Ką mes galime daryti, kai taip vyksta? Tai pavyzdžiui, didžioji dalis kapitalo būtų nukreipta į stabilesnius aktyvus, mažesnė dalis į stipriausius rinkos lyderius, tokius kaip Bitcoinas ar Ethereumas, ir tik ribota dalis į aukštesnės rizikos segmentus, tokius kaip Nasdaqo 100 ar kažkokius tai panašius. Vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, kas vyko su technologijomis 2000 metais, tai 26 metais ėmė rinka važiuoti į viršų, turėjom 400% augimą ir kas vyko po to, kai turėjom 2001 metų krizę, kai turėjom tiesiog 80% korekciją. Tai kodėl aš imu būtent Bitcoiną su technologijomis, nes tai yra labai tarpusavy glaudžiai susijusios turto klasės dabar ir matom tam tikrų tendencijų. Taigi 2026 metai gali būti pereinamieji metai, po staigaus stipraus ciklo rinka dažniausiai išgyvena tokį kaip balansavimo etapą. Tai laikotarpis, kai stipresni projektai išnyksta, silpnesni projektai išnyksta, kapitalas tampa atsargesnis, o investuotojai mokosi būtent kantrybės. Jeigu grįšime į prieš tai buvo
buvusį ciklą, matom, kaip viskas pakilo, turėjom korekciją ir vėl po truputėlį judėjom į naują pasiruošimo ir augimo etapą. Viskas puikiai atsispindi grafike. Ir dabar sakyti, kad bitkoinas ar ten kažkokia kitokia kriptovaliuta, tas pats Ethereum, jau viskas judės į nulį, tai kiekvienu atveju, kai vyko šis momentas ir čia tokie pagrindiniai ir daug kitų tarpinių variantų tame, visą laiką būdavo straipsnių ir antraščių, kad viskas, bitkoinas baigė savo karjerą ir išnyks. Istoriškai būtent tokie periodai sukuria geriausius pagrindus kitam augimo etapui, bet tik tiems, kurie išlieka disciplinuoti. Svarbu suprasti vieną dalyką, kad investavimas nėra apie tai, ar tu atspėsi, kas bus rytoj. Investavimas yra apie tai, ar tavo portfelis išgyvens bet kurį scenarijų. Kai pasaulis dreba, svarbiausia ne greitis, svarbiausia būtent stabilumas. Jeigu toks požiūris tau patiko, jeigu patiko trumpa analizė ir šis trumpas pasidalinimas, tai prenumeruok kanalą ir pasimatysime kitose video, kur giliau, daugiau ir plačiau nagrinėsime kitas panašias temas susijusias su skaitmeninėmis investicijomis. Ačiū ir iki pasimatymų.